Sveiki žiūrovai, įsijungę 30-ąjį jubiliejinį epizodą pokalbį apie kokybę tinklalaidėje. Šiandien mes kalbinsime Vilbertą Soraką, kuris dirba Nexus AI ir mėginsime atsakyti, kaipgi testuojamas AI'us. Sveiki visi, esu Vilbertas Soraka, testavime dirbu nuo 2017 metų. Savo karjerą pradėjau nuo paprasto testuotojo, tačiau pastarosius 3,5 metų dirbu kaip KI lydas, dirbau visų gerai žinome NordVPN, buvau atsakingas už Apple ekosistemos aplikacijų kokybę, o šiais metais šiek tiek pritruko challenge'o gyvenime, tai prisijungiu prie visiškai naujo projekto Nexus AI, į visiškai nežinomą sritį AI testavimą, AI platformą, kuri konsoliduoja visus prieinamus rinkoje modelius ir integruojame į vieną platformą, kad klientams, naudotojams, verslams nereikėtų daryti daug integracijų, mes tas integracijas padarom už juos, tuo ir mūsų produktas yra ypatingas šiuometinėje rinkoje. Puiku, ir man labai bus įdomu sužinoti tą aspektą, tu prieš tai neturėjai patirties testuojant AI ir dabar buvai įmestas į projektą arba turėjai suprasti, išmokti ir greitai pamatyti tos skirtumus, ką reikia daryti kitaip ir kas neveikia būtent tam tradiciniam testavimui, kur mes turim kažkokį funkcinį testavimą arba nefunkcinį testavimą ir kai mes prieinam prie AI'us, to dirbtinio intelekto testavimo. Kokia buvo tavo pirmoji tokia pamoka, kas neveikia iš tavo senųjų žinių? Daugelis iš tikrųjų senų žinių yra pritaikomos testavime tiek su AI modeliais, bet yra didžiausia problema patys modeliai iš savęs. Tai ką aš turiu omeny, tai yra jų haliucinavimas, jų atsakymas kiekvieną kartą gali būti skirtingas. Ir tai reiškia, kad rezultatas, kurį tu nori gauti, ne visą laiką bus tas pats, rezultatas bus skirtingas. Ir tai įtakoja tiek testavimo strategijas, kaip mes nusprendžiam, kada yra pakankamai gerai, kad jau gali modelis, sakykime, kad mūsų sprendimas integruojant modelį į mūsų platformą, kad yra pakankamai geras ir mes galime įleisti savo klientams. Tai čia vienas iš tokių pagrindinių dalykų ir jis niekad iki šioliai dar mūsų nepaleidžia. Ir kuo toliau, tuo labiau kompleksiškumas didėja. Nes atsiranda papildomi featuresai, tokie kaip web searchas, failų skaitimas, nuskaitimas, kaip teisingai modelis sugeba atsakyti iš failo, ar jisai visiškai nesugeba atsakyti iš failo. Prie to pačio prisideda papildomi modelio parametrai, kurie galbūt net daugelį žmonių net nežinomi, kad under the hood yra pakankamai daug visokių nustatymų ir tie nustatymai kinta pagal modelio, paprastai pasakys, gamintoją. Tarkim, parametrai gali turėti tuos pačius atributus, bet kaip modelis veiks vienokio providerio ar kitokio providerio, gali būti visiškai skirtingas veikimas. Tarkim, jeigu aš naudoju tą patį ChatGPT API, bet aš, pavyzdžiui, galiu pakeisti jo entropy lygį, kaip savo, tarkim, nors naudoja, tarkim, Nexus arba kažkokį kitą įrankį, bet jie tą patį naudoja, bet entropijos lygis gali būti kitoks ir tavo tas chaosas, haliucinacijos gali visiškai skirtis, atrodys kaip vienas labiau kūrybingas, o kitas labiau pastovesnis, bet tas, kurio gali labiau gal pasitikėti. Tai būtent taip ir yra. Paduodant net tas pačias reikšmės parametrų, GPT modeliai atsakinėja vienaip, pavyzdžiui, Anthropico modeliai sonetai gali atsakinėti visiškai kitaip. Ir čia ir atsiranda tas toks kompleksiškumas, kurį turi suvaldyti mūsų programuotojai, AI inžinieriai. Ties kiekvienu provideriu, ties kiekvienu modeliu yra dirbama praktiškai vos neskirai, valdomi, kaip yra paduodami promptai tiksliau modeliams, kaip jie atsako, valdyti jų atsakymus, nes kartais tenais irgi būna tiek kodo snipetai yra grąžinami skirtingai ir taip toliau. Tas reikalauja ganėtinai custom sprendimų, kaip suvaldytas visas anotacijas, linkinimus į šaltinius, iš kuriais remiasi modelis. Bet šiaip man, kaip, pavyzdžiui, testuotojai, tai skamba kaip galvos skausmas. Tu žinai sistemą, kur tu gali duoti, tarkim, A plus B ir tu žinai, kokį gausi atsakymą ir aš galiu užtikrinti jo regresiją, kad jis veikia geriau arba taip pat bent jau kaip ir anksčiau veikia. Su AI, kai tu neturi tos kontrolės, aš neįsivaizduoju, kaip galima, pavyzdžiui, test case'ą. Kaip atrodo test case'as modelio regresijai patikrinti?
Geras klausimas iš tikrųjų ir į tą klausimą mes dar patys bandom savo atsakinėti, kas yra ta gera regresija, kaip mes galim užtikrinti. Po truputį mes einam link to, jeigu taip jau kalbant paprastai, tai tas pirminis quality checkas tai yra, ar apskritai modelis atsako, ar jis negrąžina kažkokį errorą, galbūt pas mus yra problema, tam pačiam mūsų taip so-called vadinam AI gateway, kuris reguliuoja, kaip greitkelis į visus skirtingus modelius, ar ten yra problemos. Tada prasideda papildomi stepsai, kurie reikalingi užtikrinti, pavyzdžiui, ar užkeltas failas yra teisingai nuskaitomas, ar modelis jį teisingai suprato, ar jisai tikrai referina į patį failą ir iš jo atsakinėja. Ir tokiu būdu mes bandom suprasti, ar jisai teisingai atsako to, ko mes tikimės, kad gal dar geriau suprasti kompleksiškumą. Tarkim, yra RAGO sprendimas pas mus implementuotas, Retrieval Augmented Generation. Ir pavyzdžiui, jeigu modeliai yra paduodami, tarkim, tekstiniai failai. Sakykime, kompanija X turi krūvą failų ir turi to pačio failo kelias versijas. Kažkokia tai dokumentacija. Ir tarkim, failo pavadinime yra ten V1, V2, V3. Jeigu užklausi modelio, kad tarkim kažką konkrečiai iš to failo, modelis nežino, į kurį failą referinti ir jisai tada grąžina, pavyzdžiui, pasenusią outdated informaciją. Tai čia iš tikrųjų ateina jau data quality, kuom modelį apmokint, kad jisai teisingai atsakinėtų. Tai čia yra dar papildomas toks aspektas, kas susijęs su AI. O bet, pažiūrėjau, šitą vietą gaunasi, kad tai yra labiau kaip modelio treininimas ar labiau kontekstas jam? Kontekstas. Ir dar vienas toks svarbus momentas suprasti apie patį AI, kad tas kontekstas yra labai svarbus ir šiuo metu rinkoje, bent jau kiek mes iš savo patirties matome iš mūsų klientų, kiek ateina užklausų, kad ne visi tai supranta, nes visi galvoja, kad AI, kaip ūkiškai pasakius, suduosi visą krūvą dokumentų ir jis jau tikrai puikiai viską supras ir jisai atsakinės labai tiksliai, bet ne, iš tikrųjų tai yra ganėtinai didelis darbas atrinkti datą, ją ieško lietuviško žodžio, suskorinti teisingai, kad kaip modelis ieško atsakymo, kad jisai galėtų remtis būtent tuo, ko reikia, o ne šiaip kažkom, kas visiškai nėra tikslinga. Vat kai jūs teikiate tas AI paslaugas, tai jūs nėra taip, kad ateina klientas pas jūs, o jūs tiesiog iš ChatGPT ima duomenis, ne? Jūs ir apmokot patį modelį? Priklausomai nuo kliento poreikių. Dauguma klientų taip ateina su savo duomenų baze, kažkokiais, kas jiems yra svarbu ir kokius jie vidinius agentus norėtų turėti. Na tai pavyzdžiui, tai galėtų būti kompanija X ir jie ten pardavinėja, tarkim, pavyzdžiui, traktorių dalis. Tai jie, tarkim, norėtų, kad jų agentas vidinis turėtų visą duomenų bazę apie, sakykime, tas pačias traktorių dalis ir jeigu sales representative ieško atitinkamo kažkokios dalies ar kažko, kad jam tiesiog nereiktų pačiam ieškoti kažkokiai duomenų bazė nieko, paklausė modelio, tarkim, dalis traktoriui X to ir to dalyko, tada jis gauna atsakymą iš tų failų. Dar šitoje vietoje noriu vieną dalyką pridėti ir esmė ta, kad yra tie patys parametrai, kuriuos paduodi modeliai, gali nustatyti, kaip jisai, kiek creative jis gali būti. Gali būti modelis visiškai izoliuotas ir, kaip sakoma, nužemintas ir jisai atsakinės tik tais iš failų seto. Tai pavyzdžiui, jeigu jisai turės duomenis apie, tarkim, Žemės planetą, tai jo paklausi kažko apie Marsą, jisai sakys, kad jis tos informacijos neturi. Bet tuo pačiu tu patruputį gali pakelti jo creativity ir jisai, kaip sakyt, leis savo paieškoti tos informacijos jau pas save. Man šiaip keista, kad gal net neįprasta, kad jūs net gali pasakyti, kad nežinau. Nes aš, pavyzdžiui, tokio nesu girdėjęs atsakymą, kiek aš klausinėjau ChatGPT. Jis visą laiką turi atsakymą, kad ir koks jis yra. Tad keista, kad tu gali padaryti, kad jeigu tu pas save kontekste to nerandi, sakyk, kad nežinai. Tai taip. Tas iš tikrųjų valdosi, net yra konkretus parametras temperature. Ir per temperature parametrą viskas nusistatoma, tai jeigu temperature yra 0, tai jisai yra grounded. Jeigu keli temperature kitam tikros reikšmės, dabar berods, jeigu pamenu, yra 1,2, tai tada jisai bus max creative ir jisai atsakinės
viską, ką gali pats ir iš to pačio duomenų seto. Bet čia labai testuojama, ne? Aš žinau failą ir kaip mokytojas, ar ne, duodu knygos skyrių ir kas ten įvyko tais ir tais metais, tai jeigu istorija, ar ne? Bet searchą webą paminėjai. Čia tai jau sunku, nes internetas tai keičiasi kasdieną. Taip, tai čia kitas aspektas, kurį sunku ganėtinai suvaldyti. Jeigu taip jau labai paprastai, kaip mes tikrinam web searchą, tai tiesiog paklausti, koks yra šiandien oras Vilniuje. Ir jeigu jisai atsako, kad šiuo metu yra toks ir toks oras, aišku, dar pasidouble checkini su orų programėlė, ar tikrai gerai atsakė visus laipsnius ir vėjo greičius ir panašiai, tai tu darai prielaidą, kad web searchas veikia. O kokios yra dar tokios kaip grupės testavimo, ar ne? Yra web searchas, failai. Jo, tai viena iš tokių stambių kategorijų, kurios yra pačios, kaip sakyti, ateina iš pačio savęs modelio, tai yra vision capability. Tai reiškia, kad jeigu modeliui paduodi paveiksliuko formatu failą, jisai geba jį nuskaityti. Tai pavyzdžiui, jeigu jam uploadinsi nuotrauką ir paklausi, kas šioje nuotraukoje yra, tai jeigu ten bus gražus miškas, tai jis tau rašys yra gražus miškas, papasakos galimai, gal net su kokiu fotoaparatu daryta nuotrauka, papasakos apie galbūt galimus net pakeitimus kažkokius, improvementus, ta prasme, ką galima pakeisti toj nuotraukai, iš tokios gal fotografinės pusės, tarkim, nusifotografavus kažką iš dokumentų, jisai tiesiog gali tau pavirsti į tekstą, tiesiog bus atrašyta teksto forma, kad tai yra dokumentas. Kitas didelis funkcionalumas, kuris iš tikrųjų yra kaip ir developinimas pas mus viduje, failo uploadas, skamba kaip ir labai egzotiškai, bet jeigu taip jau labai paprastai žemiškai kalbant, tai iš tikrųjų yra tam tikri servisai, kur uploadinus failą, jį išverčia į Base64 formatą ir jį paduoda modeliui. Ir tada modelis supranta, apie ką tas failas. Tai pavyzdžiui, jeigu ir failas gali būti bet koks, gali būti tekstinis failas, PDF-as, paveiksliukas. Jeigu tai, tarkim, bus nuotrauka, modelis gal net nieko negalės pasakyti apie tą pačią nuotrauką. Tai jeigu bus tekstinis failiukas, tai jis jį nuskaitys ir visas tas nuskaitimas bus padaromas prompto pagalba. Tiesiog, kai failas yra uploadinamas, yra sugeneruojamas tas tam tikras promptas, panaudojant tą visą informaciją iš to paveikslėlio ir tada yra siunčiama į modelį. Grįžta atsakymas, su kas iš paveiksliuko yra nuskaityta ir ko tu jo prašai. Jeigu, pavyzdžiui, tu jam priklijuosi failą, tarkim, kažkokį tai rašinėlį ir paprašysi susamarizuoti, tai jisai tai ir padarys. Arba jeigu kažkokią finansinę suvestinę jam prikabinsi, paprašysi kažkokių tai metrikų ar kažko, jisai puikiai tai irgi padarys. Yra dar viena modelių grupė, kuri šiek tiek iš tikrųjų net man pačiam yra mistika, bet jinai modelių grupė yra naudojama RAG Augmented Retrieval srity, tai yra embedding modeliai, kurie yra naudojami, kaip sakyti, pagaminti. Tai iš esmės, jeigu tu uploadini failą į sistemą, tas embedding modelis išskaido tą, tarkim, informaciją, bet kad ir kokia jinai forma paduota, į tam tikrus čenksus. Ir tada tie čenksai stovi vektoriniai duombaziai ir jie yra suskorinti ir tada modelis kiekvieną kartą, jeigu jisai turi prieigą prie to RAG Augmented Retrievalo, kai jis yra kolinas, jisai visai ką remiasi ta vektorinė duombazė. Ir čia iš tikrųjų yra ta vieta, kur mūsų inžinieriai optimizuoja, kad viskas veiktų tinkamai ir mums kaip testuotojams dažniausiai tiesiog reikia patikrinti, ar veikia teisingai atsako iš failų, o kas jau ten vyksta in between, tai mes šiek tiek tokie jau nelabai. Tai tiek ir užtenka, toks kaip black boxas gaunas šiek tiek. Jo, o kas yra RAG? RAG Augmented Retrieval, tai modelis turi prieigą prie to dataseto ir jisai remiasi jų atsakinėjant į tavo klausimus. Kad jeigu yra modelis as is, pats vienas savo, tai jisai tiesiog naudoja savo žinių bazę, o RAGas yra papildoma duombazė su tuo visų knowledge'u. Ir RAGas iš tikrųjų ir jisai enablina tuos visus asistentus, net ir tam pačiam ChatGPT yra prisijungus asistentai, kurie gali būti, pavyzdžiui, Home asistentas. Tai tarkim, Home asistentas turės visą
informaciją apie viską, kas susijęs su namais. Pavyzdžiui, gali būti fitness asistentas, tai jisai turės, tarkim, tą ragą augmented, tą vadinamą ragą, mes tiesiog taip vadinam, kuriame yra tie čanksai su viskas apie fitnessą ir jisai atsikinės tik iš to. Tai čia kaip Copilotas, kai turi savo repozitoriją ir jam kontekstą duodi kelis failus ir jis tada stengiasi iš jų dirbti. Nu, čia iš esmės panašiai. Kažkas panašaus funkcionalumo prasme. Tik tai, kad tikriausiai Copilot'e, kai dirbi su savo repozitorija, tai ir kažkokius klausimus jam duodi iš kodo, tai jis tavo kodo snippetus tikriausiai inkorporuoja į promptą ir siunčia modelį, kad jis žinotų kontekstą, nes jis be konteksto nieko negali padaryti. Iš tikrųjų, modelis be konteksto yra niekas. Tai kuo daugiau konteksto jisai turi, tuo jisai yra geresnis. Ar ragas būtų geras pavyzdys kaip implementacija agentų, customer supporto, kurie turi kažkokį modelį, kuris naudoja tą jų vidinę duomenų kažkokio setų. Tai tas vidinis duomenų setas būtų kaip rago tokia, ne implementacija, bet į rago tokia tipas. Nu tai taip, tai galbūt ateityje vis labiau ir labiau pakeis gyvų žmonės, nes tame pačiame rage gali gulėti visas knowledge'as, tarkim, visa customer supporto istorija, čiatai, susirašinėjimai, didžiausios problemos ir panašiai. Aišku, ta data turi būti sutvarkyta, sistemizuota, kad joje nebūtų duplikatų, nes jisai gali tiesiog neteisingai anotuoti ir neteisingai naudoti source'ą kažkokį outdated. Tai iš esmės, jeigu jisai turės prieigą prie visų įmanomų duomenų, tai jisai tikrai gali pakeisti gyvą žmogų pilnumoje. Na ir priklausomai nuo jo creativity controlsų, galbūt net ir pagalvoti kažką ir pats iš savęs, bet čia yra rizika, kad gali labai nueiti ir priimti neteisingų sprendimų, tai dėl to dažniausiai yra kuo daugiau duomenų, kuo didesnis duomenų setas, kuo daugiau knowledge'o, tuo jisai bus geresnis. Customer support srityje būtent pre-trained modelis, naudojant Retrieval Augmented Generation, gali puikiai pagelbėti žmonėms, nuimti nuo jų tą first line, kaip sakyti, laudą, atsakinėdamas į paprastus klausimus, būtent naudojant tą pačią, sakykime, duomenų bazę, kurioje yra istoriniai pokalbiai, kurioje gali jisai išmokti, kaip bendrauti su klientais, kaip atsakinėti. Ir kuo duomenų bazė bus didesnė, tuo jisai galės tai daryti lankščiau. Bus tam tikra riba, kur vis tiek jisai negalės pagelbėti, nes jisai remės tik tuo duomenų setu. Jeigu duot šiek tiek jam creativity daugiau, galimai jisai gali visiškai iš kitos, kaip sakant, parapijos, jisai gali tau atsakyti ir tada bus problemų patiems klientams daugiau negu kad naudos. Žmonių visiškai iki tiek, kad nebūtų įsitraukimo, nepakeis, bet didžiąją dalį darbo tikrai nuims. Dar vieną idėją pakišai su ta temperatūra, ne? Reguliavimo temperatūros, ta randomness, ne? Jeigu aš kaip AI testuotojas gaunu naują modelį ir aš noriu padaryti regresiją. Ką aš galiu padaryti? Aš galiu sumažinti temperatūrą iki minimum ir tada gaunas, kad jisai labai, jisai turi tik tą duomenų setą, ne, kurį aš jam paruošiau, jis labai ten nėra creative ir aš tada galiu, pas mane mažiau yra randomness, mažiau yra flakiness, ne, ir aš galiu tikėtis tam tikrų atsakymų. Ir taip aš galiu regresiją pasidaryti, bent jau tam modeliui, kad be to creativity tos dalies, to kūrybiškumo. Tai iš tikrųjų mūsų agresija panašiai ir atrodo. Mes turim labai basic tokius, kaip sakyt, failiukus su tam tikrom citatom. Mes tiesiai šviesiai modelio klausim. Turim specifinius klausimus ir jeigu jisai bent kiek nukrypsta nuo atsakymų, mes skaitom, kad čia kažkas yra negerai. Nes jeigu jisai turi visiškai nulį, yra visiškai grounded ir jeigu jisai pradeda atsakinėti kažką iš savęs, tai tada tikrai nėra gerai ir kažkas yra blogai. Tuosme pačiame modelyje nėra blogai, bet tikriausiai yra blogai su mūsų integracija, kad jisai galbūt negauna parametro, gal jis interpretuoja kitaip. Tuosme yra kelios priežastys, kurias mes iš tikrųjų perdodam tiem patiems savo inžinieriam ir jie tada aiškinasi, dygina, kodėl taip yra. Ir tas skiriasi su kiekvieno praktiškai modeliu, o tarp vendorių tai iš vis, ta prasme, yra didelis ganėtinai skirtumas, kaip jie yra.
Tai valdomi. tokia įdomi problema šviečiasi, kad, žinot, kad visą laiką programuotojai siunčia bugus atgal testuotojam, works on my machine, o dabar, kai bugas yra, o žinai, AI šiandien grąžina ne tokį atsakymą, kaip grąžino vakar. Pabandyk rytoj. Ir tokį bugą užregistruoja, ar ne? Kaip daug tokių situacijų? Iš tikrųjų yra situacijų, bet jos gal, sakykime, pas mus daugiau yra tokios drastiškesnės. Sakykime, kad modeliai galbūt neatsako apskritai arba meta erorą, iš kurio galima nuspręsti, kas yra negerai. Jeigu iš tokių truputėlį, tarkim, kaip jisai grąžina patį tekstą, pavyzdžiui, kodo snippetus ir taip toliau. Pavyzdžiui, Nexus mes ilgai iš tikrųjų užtrukom, pakol suvaldėm modelių teksto rodymą, ką jie grąžina. Nes dažnu atveju būdavo, kad, pavyzdžiui, tie markdownai visiškai neteisingi, jisai kodo snippetą tai rašo gražiai langelį. Neformatuoja, tada dalis teksto kažkur nesuformatuota atsakymė yra ir toks visiškas chaosas gaunasi. Ir čia buvo daug laiko investuota ir yra investuojama vis dar toliau, kad visi tie atsakymai atrodytų gražiai suformatuoti, išparsinti teisingai, surenderinti ir kad būtų, kaip sakyti, gražu vartotojai. Vizualiai pleasing, ar ne? Taip. O kaip su testavimo aplinkom, ar ne? Aš kiek girdėjau, kad AI-us ten tokenai yra, tai tokenai arba kainuoja pinigus, arba kainuoja elektrą, kainuoja elektrą, arba elektrika gal ir viena kita. Kiek jūs turite testavimo aplinkų? Aišku, lokaliai pasileisti tikriausiai nelabai. Ne, lokaliai mes modelių neleidžiam, nes tiesiog mums asmeniškai testuotojams iš to nebūtų naudos, nes mes patys savo modelio kaip ir nekuriam, tai viską naudojam providerių, kas yra sukurta jau. Testavimo aplinkos yra kelios, per testavimo aplinkas iš tikrųjų modeliai skiriasi, čia yra labai didelis challenge'as. Sakykime, produkcijai pradėjom skųstis klientai, kad tam tikras modelis neveikia. Norim pasidebuginti, paieškoti problemos. Pas mus, sakykime, to developinimo aplinkoje to modelio nėra. Na tada, aišku, mes jį galim prisidėti, bet visą laiką tas yra skirtumas, kad tos aplinkos turi būti maintininamos, saugant kaštus testavimo aplinkoje dažniausiai, testavimo developinimo aplinkoje stengiamės naudoti pigesnius modelius, tokį kaip visiškai senolį ChatGPT 3.5, kuris yra labai pigus ir ant jo net yra pagaminti mūsų automation testai. Tarkim, yra kažkokia situacija konkreti su brangiu modeliu, tada mes jo iš tikrųjų tą dedamės modelį pas save, bet visą laiką turime omenyje, kad, kaip sakyt, mes negalim go wild, nes kiekviena užklausa kainuoja mums pinigus. Dėl to iš tikrųjų pačiai platformoje yra galima susistapinti limitus, tai yra piniginiai limitai, kad jeigu buvo pasiektas tam tikros išlaidos, kad tiesiog visi promptai yra blokuojami. Taip iš tikrųjų ir valdom tą situaciją. Aš iškart pagalvojau, šiandien tingai dirbti 1 valandą, 50 000 užklausų paleidžiu, žinai, kiek prasuka, tiek susuka, šiandien baigėsi tokenai, diena baigėsi anksčiau. Bet, o kaip su automatiniais testais? Čia irgi taip susiję, nes mes žinom, kad automatiniai testai jie tenais prigeneruoja šitų tokenų, bet visų pirma klausimas, ar turite automatinių testų? Bet kaip aš suprantu, automatiniai testai, aš dar noriu kažkaip pasiaiškinti. Paprasti tradiciniai automatiniai testai, bet kurie testuoja modelius, ar modelių generuojami automatiniai testai? Ne modelių generuojami, ne modelių. Tradiciniai kol kas yra tradiciniai automatiniai testai. Pradėjom nuo pačio platformos funkcionalumo ir galų gale pagal prioritetą, pagal labiausiai naudojamas funkcijas yra ir padengta interakcijų su pačiu modeliu. Iš esmės tai ganėtinai paprasti testai, tiesiog užtikrint, ar veikia, ar modeliai atsako, ar visi modeliai atsako, jiems padavus paprastą promptą, jeigu grąžina atsakymą, mes skaitom, kad yra yra tokių testų, kurie net nežiūri iš tikrųjų į kontentą, ką grąžina, svarbu, kad grąžinat. Mes tokį kaip sanity checką pasidarom. Esmė, kad jie veikia, kad visos integracijos yra geros. Jeigu jau taip iš pačio tokio jau specifiškumo pačio AI-us, tai jo, yra tie patys testai su tuo pačiu RAG Augmented Generation. Tiesiog sakyk RAG. Jau mes išsiaiškinome.
Tai tenais taip yra uploadinami failai, iš kurių paskui mes klausim. Ir klausim, vienas yra testas, kuris klausia iš failo, kitas testas yra, kuris klausia ne iš failo ir žiūrim atsakymą, nes jisai tada privalo mums neatsakyti į tą klausimą, o jeigu atsako, reiškia, kažkas jau yra negerai. Tai realiai jūsų ta aplikacija yra kažkoks web appsas, ar ne, kuriam vienoje pusėje sėdi vartotojas, kitoje pusėje sėdi LLM modelis ir ten tarp jų vaikšto interakcijos, ar ne? Tai testai ten dengia tą, tai tiesiog web appso testai, tai Playwrightas ar ten kas nors. Ir tiesiog žiūri outcome iš API'aus. Jeigu jis grįžta, važiuojam. Taip, tai yra skirtingų lygių testai. Sanity checksams yra padaryta per backendą, tai be UI'us, irgi su to pačiu Playwright'u. Turim ir end-to-end testų, kurie sukasi per patį UI'ų, nes tas yra svarbu mums užtikrinti, kad mūsų UI'us veikia teisingai, nes dažniausiai viskas labai puikiai veikia per backendą. Bet kada UI'us papildomas layeris atsiranda, dažnu atveju būna visokių netikėtų situacijų. O dabar, kai darai tuos testus, automatizuoji, kaip įsivaizduoji, būna assertai, padaryti tai, kad atsakymas yra 200, tada, kad contains, ten tokią ir tokią informaciją, kad ir jinai tokia labai turėtų būti tokia ne fuzzy, bet kaip jisai su wildcardais vos ne, kad ten, kažkokia ten snippetas. Ir tas snippetas gali būti vienaip, kitaip suformuotas, jinai tokia turi būti labai lanksti. Aš labai tokio konkretaus klausimo negaliu atsakyti šioje vietoje, bet nes aš pats asmeniškai aktyviai labai prie automatinių testų šiai dienai nedirbu. Yra tam tikri teksto gabaliukai ir į tam tikrus tos teksto gabaliukus yra remiamasi. Ir jeigu yra kažkoks skirtumas, mes tada tiesiog feilinam testą. Iš tikrųjų, mūsų sekantis kaip QA padalinio sekantis MVP automation testų yra frameworkai, vienas iš jų yra Deep Eval, pradėti vertinti modelio atsakymus pagal tas pačias scoringo sistemas. Iš esmės tai yra, tarkim, citata, kurią tu assertinsi, tasme kažkokią konstantą stovinti, pavyzdžiui, I am in Paris ir kažkokį tai jam paduoti promptą modeliui, kad jisai kažką parašytų, kad aš esu Paryžiuje ir kiek teisingai jisai tai atsako. Tasme gali būti visokiausių citatų, į kurias gali assertinti ir jas skorinti ir žiūrėti, kaip teisingai modelis atsako. O įdomu, atsiranda rinkų įrankių tam, ar ne? Reiškia, rinka tikrai auga. O tie įrankiai nemokami, ar dar... Open sourcinis tas įrankis būtent. Ja, open sourcinis įrankis yra. O tai su juo gali ir bandyti su aukštesnė temperatūra testuoti. Ne tik tai tą tokį žemiausią... Ten, tapsime, modelio, tas nėra priklausoma nuo modelio konfiguracijos. Jau ten viskas priklauso nuo tavo setupo, ko tu tikiesi. Kaip aš išgirdau, ar ne, turit UI testų, turit Sanity API testų, turit arba bent jau planuojat testų tiems LLM-ams šitiems ir modeliams. Ar yra dar kokia nors testų grupė, kurią turit, ar tiesiog visų šitų testų siūtas ir sudaro jūsų automation? Tai pakol kas yra šis tik tais siūtas. Iš esmės produktas dar ganėtinai jaunas. Gyvuo pas asmeniškai dirbu tik tais pusę metų. Jau ir tai, sakyčiau, ganėtinai visai daug pasiekėm su tuo, ką turim. Tikrai pagirų, jeigu čia per pusę metų tiek automationo skirtingų layerių atsirado, tai jau neblogai dirbat. Dar visus industrijos tos modelius palaikyti. Integracijos, kur visiškai skirtingas. Nėra kažkokio standarto, aš įsivaizduoju, ne? Tokia, kad visi modeliai, tarkim... Model Context Protocol. Ja, tarkim, ten yra standartizuotas būdas, bet aišku, čia yra labiau bendrauti jums su tavo backendu arba su tavo duomenų setu ten dombase, bet šitoje vietoje, kaip pavyzdžiui, aš turiu API-ų, Open API'us turiu API-ų, kur naudoju, ir tarkim, Gemini arba Llama, man atrodo, tu gali pats hostinti, bet tarkim, kitus hosted modelius, jų API vis tiek skiriasi, net ten ir parametrai gal net kitaip vadinasi, ir ten su jais visai, žinai, integruotis ir į tą palaikyti integraciją su ten, nežinau. Tai va, tuom ir visas ateina tas Nexuso grožis iš tikrųjų ir gerumas, nes mes tą visą juodą darbą padarom. Mūsų visa platforma, tas visas custom integracija prie kiekvieno modelio, tai va čia kaip ir yra tas mūsų pagrindinis, kaip sakyt, arkliukas, kad
iš esmės klientas nusiperka subscriptioną pas mus ir jam nereikia nieko galvoti daugiau apie jokias papildomas integracijas. Jisai naudoja vieną API ir pasiekia, ką tik nori per tą API, kokius tik nori modelius. Aišku, priklauso nuo subscriptiono lygio, bet čia ir yra pagrindinė viso šito produkto esmė, kad nereiktų daryti milijoną integracijų, nes jos skiriasi. Ir skiriasi net per modelio versijas. Ta prasme, jeigu mes turim GPT-4 versiją, gali veikti jinai, 4.1 jau kažkas šiek tiek gali pasikeisti. Ir tie pokyčiai gali būti visiškai groundbreaking pokyčiai, kurie laužo sistemą. Ir tada prie kiekvienam iš jų turi būti padarytas sprendimas, kad jis įveiktų. O dar Deimantas irgi klausė ir apie nefunkcinius testavimus, ne? Tarkim, kokius tipus. Tai pavyzdžiui, tiem modeliam, kuriuos hostina, lietuviškai galėtų būti hostinis žodis. Ne, tinka hostinam. Nereikia jau lietuvių kalbos čia. Nepervargti. Tai jeigu tu hostini tą modelį, tai tu galbūt jam kažkokį greitaveikos testavimą turi atitikti, kad jie galbūt kažkokius parametrus atitiktų, tarkim, nežinau, gal jam geresnių ten serviso, ten kažkokio galingesnio reikia, ten nauja versija išėjo, ten daugiau, žinai, ten kažkokių parametrų atsirado ir ten palaikyti reikia. Paskui, tarkim, jeigu latency irgi minėjai, kad DeepVal gali daryti. Jeigu matai, kad latency didėja ir jisai per ilgai užtrunka atsakyti tavo promptus, tai tu turi kažkaip tai tą stebėti. Tai čia iš tikrųjų irgi sekantis mūsų kaip komandos žingsnis pradėti performance testavimą. Gal taip jau paprastai pasakius, mes esam papildomas layeris tarp kliento ir providerio. Ir papildomas layeris priduoda laiko. Ir šiuo metu mes kaip ir bandysim šitą problemą ieškoti, kurioje būtent vietoj, nes iš pirmo žvilgsnio atrodo, kaip ir viskas veikia ganėtinai greitai, bet kažkurioje vietoje mes pristabdom. Na ir pavyzdžiui, tas pristabdymas jaučiamas, kad modelis grąžina atsakymą greitai, bet mes jį parodom šiek tiek vėliau. Ten milisekundžių reikalai. Bet tas yra jaučiama. End useriai, paskutiniam vartotojui, kuris naudoja ir būna tokių kaip palyginimų, kad Nexusas veikia šiek tiek lėčiau negu kad pas providerį. Čia yra irgi vienas iš tų challenge'ų, kaip mums suvaldyti visą tą integraciją, kad ji nepaveiktų, kaip sakytų, pačio paskutinio vartotojo ir kad jis gautų tą patį gerą experience, kaip naudojant ir vendorio įrankius. Jūs turit test case, ar ne, listą? Ir jie tikriausiai kažkokiu tai būdu krenta automatinių testų komandai ir jie juos automatizuoja po biškę, ne? Ganėtinai tokios didelės žaizdos visai užlipai. Pažįstama. Ieškau sprendimą šitam klausimui, dėl to man yra aktualu klausimą. Tai iš tikrųjų mes patys test case'ų tokių kaip labai konkrečių step by step nerašom. Kaip mes bandom apeiti šią problemą, tai turim tokį kaip listą, acceptance regresijos listas, tiesiog tik yra papunkčiui išdėstyta, koks funkcionalumas, kas plius minus kaip turi veikti, bet tokiam labai abstrakčiam lygyje. Dėl ko test case'ų nerašom? Tiesiog nėra tam laiko. O nėra tam laiko, nes pas mus ganėtinai didelis krūvis yra, produktas vystosi iš tikrųjų labai greitai ir vyksta per daug pokyčių, kad mes galėtumėm kažką tokio, kaip sakyti, statiško turėti. Mūsų buvo sprendimas priimtas, kad mes tiesiog turim regresijos listą, kurį naudojam kaip baseline kažkokiam, kaip ateina didesni funkcionalumai, kad nesugadint seno, tai taip ir operuojam kol kas. Ir taip, automationo inžinieriai remiasi tuo mūsų listu ir bando kuo didesnį coverage padaryti. Kokį esi radęs bugą, kuris yra su AI susijęs? Galvoju, tiek daug bugų, bet kad toks įdomus kažkoks buvo kaip ir, bet tai negali sakyti, kad bugas. Čia viena iš tų haliucinacijų. Providerio modeliai, beros, jeigu gerai pamenu GPT, jie tam tikrų momentų buvo, taip, kaip pasakyti, lietuviškai buvo užnuodyti. Jie tiesiog rašė nesąmonės. Tas metu jam duodė atsakymą, jis tau rašo pusiau normalia abėcėlė,
tada rašo kirilicą šiek tiek, tada kartais gal kokį net ir kinietišką simbolį inkorporuoja ir be jokių visiškai papildomų nustatymų. Tuo momentu, net, man atrodo, beras buvo naujienose, kad tiesiog buvo ganėtinai daug paduodama duomenų į modelius, kad tiesiog jos užnuodinti iš tos pačios Rusijos ir dėl to buvo iškreipiami atsakymai ir žmonės gaudavo tiesiog blogus atsakymus ir iš tikrųjų žmonės vartotojai reportuodavo, kodėl man modelis atsakinėja kirilica. Ir mes tiesiog... Čia globali problema buvo. Ir mes tiesiog negalim nieko padaryti, nes tiesiog pats provideris duoda tokį atsakymą ir mes to niekaip nesavaldom. Aš šią savaitę pirmadienį gal irgi mačiau tokią, kad jeigu paprašysi ChatGPT, paprašysi duoti seahorse emoji, jisai užsihaliucinuoja, nes toks neegzistuoja. Jis numeta tavo arkliuką ir bangelę, sako, o ne, toks neegzistuoja. Tada vėl kažką pamėgina, palauk, ir toks neegzistuoja. Tada dar kažką pamėgina ir taip užsisuka. Ir darbė patestavau jo. Šiaip yra toks įdomus faktas. Pavyzdžiui, modeliai nesugeba sugeneruoti tam tikro kiekio random, pavyzdžiui, charakterių. Bet čia buvo dalykas, kuris iš tikrųjų supratau, kad tikriausiai labai greitai žmonių vis tiek dar nepakeis, nes aš jo paprašiau, iš tikrųjų man testavimo tikslams reikėjo 200 simbolių, sugeneruok man 200 simbolių ir aš net negalvodamas, tiesiog copy-paste ir man rašo, kad per ilga. Tiesiog validacija tokia buvo. Ir aš galvoju, nesąmonė, modelis negali klysti. Ir tada aš tiesiog į Notepadą įsimečiau, pasižiūrėjau, kad 220 kažkas. Ir jam reikia tada nurodinėti, kad čia dabar yra per daug. Ir tada, pavyzdžiui, vietoj 200 parašysiu 192. Tada tu sakai, dar 5 charakteriais daugiau. Ir tada, tu teisus gerai, dabar jau čia yra 200. Šiaip mes prieš tai turėjome vieną epizodą, kur kalbėjome apie tai, tai sakė, kad jie tokenai skaičiuoja. Jie neskaičiuoja raidėmis, jie skaičiuoja tokenais ir ten, jeigu ten, tarkim, aš yra toks dažnas ir jis bus kaip tokenas įdėtas, jisai galvos, čia viena raidė, žinai. Ir ten tai atsiranda, kad jisai labai netikslus yra tokiuose skaičiavimuose, ypač raidėsime, ten irgi buvo pavyzdys, kiek yra ten A raidžių, ten tokiam kažkokiam žodį. Jis irgi negalės to atsakyti tiksliai arba gali nepataikyti. Tai va tokiuose vietose jisai turi silpnybę. Taip, tikrai taip. Geras, šitą irgi nežinau, rytoj patikrinsiu. Tai kai pradėjai dirbti prie AI produkto, kokius pastebėjai pas save trūkumus, kuriuos reikėjo išmokti arba pakeisti savo mąstymą, kad galėtum pradėti nuo to pereiti nuo tradicinio testavimo prie dirbtinio intelekto testavimo? Pagrindinis aspektas, su kuriuo iš tikrųjų net kovoju iki šių dienų, tai tas toks gal deterministinis testavimas, kas liečia pačius modelius, to taikyti kaip ir gali, kaip ir ne, toks visą laiką 50-50. Tiesiog vienu momentu gali veikti, kaip tu nori, kitu momentu gali neveikti, kaip tu nori. Visą laiką išlieka tas black boxo faktorius, nes iš tikrųjų tai yra tiesiog black boxas, nes mes patys to AI modelio nedevelopinam. Tai čia ir gapas, ir tuo pačiu frustracija, nes mes kaip ir praktiškai kiekvieną dieną susidurim su kažkokiom problemom, sakykime, ateina naujas modelių setas, reikia patestuoti, ar jis veikia. Mes, aišku, darom tuos savo sanity checkus. Sanity checkai praeina, bet tada kažkoks tai funkcionalumas neveikia papildomas, kažkokie parametrų mismatchas yra, atrodo, modelis iš to pačio providerio, skiriasi šiek tiek tenais ar versija, ar light versija, ar jau ten, kaip sakyti, sunkesnė versija pagal jau tos akronimus ir jie skirtingai veikia. Ir tas visą laiką faktorius yra, kad tu niekad nežinosi, kaip diena gali tavo kaip testuotojo pasisukti. Aišku, tuo pačiu dar ateina knowledge gapas apie tas pačias, kaip pasakojau, susirago implementacijas ir taip toliau. Čia ganėtinai sudėtingi dalykai, kuriuos mums kaip testuotojams reikia žinot, kaip veikia, bet jeigu pradedam gilintis, tai tenais ganėtinai sudėtingi dalykai, kuriuo užsiima engineeringas, tai mes tokie gaunamės kaip vis tiek testuojam galutinį produktą ir mes, man asmeniškai kaip mindsetas yra, kad visai, kad norisi visas judančias dalis ištikrinti, kad viskas būtų gerai, kad kiekviena integracija veiktų nuo A, kaip sakyt, kaip nusigauti nuo A iki D, bet mūsų atveju iš tikrųjų A ir D, o B ir C būna tiesiog black boxas. Asiūnum, kad veikia, tai jo, black boxas visiškas. Ir
Ir čia jo didžiausias galvos skausmas iš tikrųjų, kaip užtikrinti ir kaip testuotojai duodam tą galutinį sprendimą, pavyzdžiui, dėl kažkokio didelio releaso ir visai, kai yra tas toks neužtikrintumo jausmas. Tai niekada nebuvo taip, kad vat, jau labai tvirta širdim sakytum, kad vat, jau čia dabar tikrai mes viską ištestavom, viską padarėm. Ir tada pagalvoji, kad galbūt kažkokio tam tikro failo tipo nepabandėjai užduoti modeliui, nepaklausai kažkokio tai klausimo, kažko nepabandėjai pareguliuoti, pasukinėti, pakeitalioti sisteminių promptų, ar kaip jisai tada atsakys, ar jisai atsakys pirmo asmeniu, jisai atsakys trečiu asmeniu, kaip jisai interpretuos ir taip toliau. Tai visą laiką toks yra, kaip čia pasakyti, neužtikrintumo faktorius. Daug įgūdžių reikia, kad ten balansuoti. Įgūdžių ir tas yra ir atsakomybės nešimas, nes kaip ir sakiau, kad mes esam tas paskutinis quality gate'as, po kurio žalios šviesos pakeitimai išeina į productioną. Ir kiekvieną kartą yra tas toks, kad ar tikrai viską patestavau. Nes, pavyzdžiui, jeigu, kaip iš praeitos patirties prie kažkokių webinių aplikacijų dirbant, ta prasme, kažkokių sistemų, CRM ir panašiai, tai ten ganėtinai viskas aišku, tas sistemos yra statinės, deterministinė sistema, yra duomenys, duombazės, veiksmai, duomenų jungimai, apjungimai, rodymas galutiniam vartotojui, ir plius minus viską tu žinai, visas judančias dalis, o čia vat yra ta... O čia generuoja tau, ir generuoja kiekvieną kartą skirtingai. Taip. Bet čia aš įsivaizduoju, kad kaip palyginimui, tai jeigu tu eini į produkciją, tarkim, tradiciniam testavimui, tai tu išleidi produkciją, tada padarai smoke testą ir kokiais, tarkim, 3% savo regresijos. Vat tai turėtų tas jausmas būti, kad aš tikiuosi, kad pasirinkau gerus 3% ir viskas veikia, nes pilnos regresijos tokiam kaip generatyviniam modeliui yra neįmanoma padaryti ir tu tiesiog tikėsi, kad tuos 3% gerai pasirinkai. Tai taip, mes tokiu principu ir vadovaujamės, kad yra tie santykių čekai. Jeigu santykių čekus praėjo, kaip sakoma, parėjo 200-inis atsakymas tau atgal, reiškia, modelis veikia, visi parametrai jam tinkami, jis juos, kaip sakyt, gauna, supranta ir tau atsako. Tik toks būdas pakolkas, bet stipriau vertinti atsakymus, tai pradėsim kažkada ateityje. Bet planas tam yra. Jo, yra numatyta ir tikiuosi, kad mums pavyks tai padaryti. Aišku, kad pavyks. O dar minėjai, kad reikia daug ko išmokti ir mokintis. Kaip tu mokiniesi? Ar tu ieškai, nežinau, knygų, galbūt tikriausiai net nėra labai daug knygų parašyta, išleistų apie, kad AI-us gerų būtų. Šiaip knygų po truputį dabar atsiranda ir jos iš tikrųjų yra leidžiamos vos ne šiuo momentu, kaip mes kalbam, ganėtinai švieži leidiniai, bet iš esmės tai viskas, kas yra internete, dokumentacijas jeigu, pavyzdžiui, kažkas labai susijęs su pačiu modeliu, eini pas providerį dokumentaciją, skaitai kas yra reikalinga, jeigu šiaip bendrai. Kartais būna iš tikrųjų tokių net egzistencinių klausimų savo, ta prasme, kai jau esi visiškai neužtikrintas tuo savo darbu, ar tu čia pakankamai ištestavai ir ar tu gali leisti, tai kyla net ir egzistencinių klausimų, kad ar aš čia geras testuotojas, ar čia mes kaip komanda gerai viską padarėm. Tai būna net ir tokių pamastymų, ko iš tikrųjų seniau man nelabai būdavo, bet susidūrus su AI-um, atsirado tas faktorius, ta nežinomybė ir atrodo tokia kaip truputėlį kartais net tokia šiek tiek kaip ir ne tai, kad nesibaigitinė įtampa, bet toks šiek tiek intimtesnis jautiesi prieš kažkokius svarbesnius leidimus ar kažkokius featuresus ir ypač kai taip greitai dirbam, kadangi mes vis dar startupo lygmenyje, visas mūsų procesas yra sudėliotas taip, kad būtų kuo greitesnis deliveris. Tai, aišku, per greitą delivery šiek tiek kartais ir kenčia kokybė, bandom laviruoti, prisitaikyti prie viso proceso, kad būtų kiek galima geresnis produktas. Žmonės, kurie yra linkę perfekcionalizmą arba labai pergyvena gal dėl tos kokybės, jiem tikriausiai toks produktas nebus pati geriausia vieta, kur jie galėtų komfortabiliai neišėję iš savo komforto zonos gyventi. Ne, tikrai ne, nes yra visą laiką tas nežinomybės faktorius. Jeigu tu ir sutvarkysi visą funkcinę dalį, kurią tu gali valdyti, visas integracijas, toje vietoje tu būsi užtikrintas, bet ir iš providerio kažkas gali pasikeisti tam tikrų momentų. Tas pats modelis gali grąžinti kažkokią tai nesąmonę.
sugalvos, pavyzdžiui, jisai grąžint kodo snippetą kitaip, kažkokius kitokius braketus uždėti ir panašiai. Tada ten jau, žiūrėk, tavo UI tekstas nebeišparsintas, arba jisai ten visiškai kreivas šleivas ir net baisu žiūrėti jį. Yra visą laiką tos rizikos, kad kažkas bus ne taip, kaip tu tikiesi, tai jo. Žmonėms, kurie mėgsta viską perfekcionuoti ir sustyguoti, tai šioje vietoje reikia numažinti expectationus, kad taip nebus. Iš tavo pasakojimo skamba kaip toks sudėtingas darbas, kur reikia ir požiūrį pakeisti ir galbūt prisitaikyti prie to naujo tempo. Tai kas, pavyzdžiui, tave čia žavi ir kas tave motyvuoja? Mane motyvuoja asmeniškai pats produktas. Galbūt aš pirmą kartą dirbu tokiam tikrai startupe, nes prieš tai pati testuotojo pradžia, tai mano buvo ganėtinai dideliuose korporatyvuose ir kur visi procesai, kaip sakyti, labai užsistovėję, stagnuojantys ir tiesiog būdavai maža dalelė viso dalyko. Čia mane paskatino prisijungti jo, kad yra ganėtinai aktuali šių dienų technologija, kurią norėjau pažinti giliau, suvokti, kaip jinai veikia, kokios jis yra galimybės. Na ir tas startupo jausmas, kaip iš tikrųjų yra kuriamas produktas nuo nulio. Tikrai pamačiau labai daug naudingų dalykų, pamačiau, kaip iš tikrųjų žmonės dirba tokioje dinaminėje aplinkoje, kaip yra priimami sprendimai ir kaip gimsta galimai dar vienas Lietuvos vienaragis. Iš tikrųjų tas ir gal motyvuoja, kad dar ir lietuviškas produktas. Čia yra vienas iš tų tokių faktorių man asmeninių, kad nesinori dirbti kažkokiam paslaugų centre, o norisi dirbti tiesiog prie kažkokio savo produkto, dėl kurio, kaip sakyt, galėtum pergyventi vakarais, kad jaustum tą motyvaciją ir kad jaustum tiesiog tą grįžtamą į ryšį. Patriotiška. Ir kiek žinau, Europoje nėra labai daug AI-aus įmonių ir man atrodo labai dabar Europą ir investuoja. Netgi Lietuvoje, man atrodo, statys dirbtinio intelekto centrą. Jo, šiandien buvo straipsnis, nežinau, kada klausytojai žiūrėjo šį epizodą, bet šiandien buvo straipsnis, kad statys su 60 milijonų DI centrą, iš kurio 40 arba 60% bus Lietuvoje, o likusi dalis Europos Sąjungai. Ir tokių centrų, kaip suprantu, per Europos Sąjungą daug yra. Lietuva ir Europa labai investuoja į dirbtinį intelektą, jie nori neatsilikti nuo Azijos ir Amerikos. Ir šioje vietoje, man atrodo, irgi labai puiku, kad mes prie to prisidedam. Nežinau, kiek čia mes, galiu sakyti. Mes tik to, kad gimėm toj pačioj šalyje. Po jo, aš irgi iš ten. Sabonis, Tai labai smagu, kad Lietuvoje kūrėsi tie dirbtinio intelekto įmonės, kur bando sukurti vertę ir bando sudrebinti galbūt ir pačią industriją ir iš Europos, kaip su Europos vėliava. Tai ačiū Vilbertai už pasidalinimą savo patirtim, tikrai įdomu. Aš išgirdau daug naujų dalykų, kai kurie iš tikrųjų panašus, tik tas neužtikrintumas, manau, dėrėtų jo nenuvertinti. Šauniai tvarkotės, įdomi patirtis. Kiek tu minėjai, praėjo dar tik tai pusę metų, ar ne? Tai pažiūrėsim, kas bus po 2,5 metų. Man irgi įdomu bus pamatyti, kaip atrodys visa tai po 2,5 metų. Tai ir ačiū, kad pakvietėte į pokalbį. Tai ačiū ir jums klausytojai, kad išklausėt ir buvote su mumis. Taip pat ne tik tai šį epizodą, bet visus mūsų 30 epizodų, nes šis epizodas, pokalbė apie kokybę, yra paskutinis. Ir mes kaip su Deimantu, kaip kartu ir pradėjom, taip ir užbaigsim kartu šitą projektą. Ir ačiū jums visiems už jūsų ilgametį palaikymą. Aš net nepasižiūrėjau, kelintais metais mes pradėjom, bet buvo 22 gal. Post-COVID buvo. Post-COVID. Po maro. Ir visus šios metus su mumis buvot ir gavom labai daug jūsų palaikymo, gavom labai daug jūsų atsiliepimų, gavom labai daug ir pastabų, kurios padėjo mums patobulėti kaip specialistam, kaip produceriam, kaip podcasteriam ir pasidarėm daug įdomių dalykų. Labai daug įdomių žmonių pakalbinom ir net, nežinau, tikriausiai net neišvardinčiau visų mūsų pokalbio dalyvių, bet per 30 epizodų mes jau virš kokius 40 žmonių tikriausiai pakalbinom. Taip. Tai ačiū jums visiems. Aš tikiuosi, kad podcastai buvo ne tik, entertaining, bet ir naudingi. Kad jūs išmokot tiek pat, kiek ir aš išmokau per juos. Aš susitikau su daug naujų žmonių, pakalbinau pažįstamų žmonių ir tikrai nemažai išmokau ir manau, kad tapau geresniu testuotoju. Tikiuosi ir jūs.
Tai ačiū tau, Deimantai, ačiū tau, Vilbertai, ir ačiū jums klausytojai. Palauk, ačiū ir tau, Nikolajau. Ačiū. Prašau. Ir tada iki. Ačiū ir iki. Koks mytus, šneko mytus. Mes visą laiką. Ačiū ir iki, kaip telefonai. Jo. Nu ką, šauniai. Ką? Sveikinu, išgyvenai. Ačiū. Pabaiga, ne? Viskas. Visai iš tikrųjų smagu buvo. Supratau. O, įdomus dalykas, tas ragas, toks atrodo, kad jisai būtų labai naudingas testuotojams. Padavai savo 1000 keiso ir sakai, aš noriu sumaigyti tą ir tą. Bam, sakys, žiūrėk. Čia šiaip geras kontentas, šiaip. Nu, čia keisam, tai naudinga. Nu, šiaip čia tik reikia turėti tas keisus, aišku. Nu, bet jeigu, pažiūrėjau, jeigu tu turi tas keisus, tu pajungi ragą jį ir tada sakai, žiūrėk, kiek pas mane tas keisų yra, kurie liečia paymentus. Arba kurie duplikuojasi. Arba galbūt yra kokio jie nepadengia. Ačiū. Iškiai. Prašau. Išjungiau. Čia Žintuvas kažko- mano. Ačiū, žintuvas. Prašau. Tu jam, aišku, dar šitą neįrašinėkit, bet aš tokį fun factą pasakysiu, ta prasme. Ja, tikrai nebus. Jo. Nu, esmė, kad Vis tiek nieks nežiūri. Pradžiai pažiūri, aha, šitas matytas ir tada, žinai, fone kažkur palieka. Tai dažniausiai. čia mūsų su Nikolajum Bairis. Koks skirtumas, vis tiek nieks nežiūri. Bet fun fact, atsimink, kai tu irgi parašai, kad tipo, jai jau sugeneruotas. Aha. Nu, tai va, tai irgi nutrūko įrašinėjimas ir tada reikės tiesiog su jai, žinai, generavau nesąmonės, tipo 12 minučių ir tipo, galvoju, nieks nepastebė, žinai. Žiūri, rašo žmonės. Ok, vadinasi žiūri. Visi žiūri, ne? Vadinasi žiūri, jo. Ir tai tu iš 1,5 valandos, 12 minučių, pataikai, žinai, tas, kad jai sugeneruotas yra. Ir vat pastebėjo vis tiek. geras. Easter eggas buvo.